Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nu ką, vyručiai padovanojo mums Čempionų lyga neįtikėtinas 2 dienas, pilnas įvarčių, dramų, raudonų kortelių, geltonų kortelių, įspūdingų momentų ir labai gražių epizodų. Visą tai aptarsime, podcastas Svetur sugrįžta, Jaras Žydrūnas ir Benas prie mikrofono, sveiki vyručiai, kaip sekasi? Sveiki, aš esu išpirdolintas iš lietuviško varianto, tai tik Svetur pasirodo karts nuo karto, tai sveiki visi. Gal išvadas reikia pradėti daryti kažkokias, kodėl taip yra? Jo, per daug vedėjų pasiėmė man. Supratau, tai mano darbas tada iš karto atsidarė pavojuje. Okupavo podcastą senai gerai, tai vat kur pakviečia ten dabar tik ir einu, nes ten jau savaitiniam lietuviškam jau net neklausė manęs, jau patys ten susidėlioja. Ir laikas, tvarkaraštį pasidaro. Viską be manęs, taip pat aš žinai. Mane iš pagarbos, kai vyriausia pasikviečia, ne? Nu, žodžiu. Nu gerai, tai tada aptarsim šiandien su Jaru. Mačiau Discord'e rašė kažkas, kad jeigu Jaro nėra podcast'e, tai net neverta jungti, tai šiandien tikiuosi, kad įsijungėt ir jau džiaugiatės. Aptarsim Čempionų lygos įvykius ir aptarsim šiek tiek ir tai, kas įvyko savaitgalį. Pagrindinis turbūt įvykis savaitgalinis tai buvo eilinis Marinakio išstojimas ir dar vienas trenerio atleidimas. Jaras čia turbūt daugiausiai galės papasakoti. Tai nežinau, net nuo to galim iš tikrųjų ir pradėti. Smagu visada pradėti nuo kažkokio tai žmogaus, kurio galva nukertama kažkokiam klube. Andrius Postecoglou vis dėlto šį kartą yra tas žmogus, 40 dienų berods praleido prie... 39. Atsiprašau. Rekordas. Nes ta diena svarbu. Jo, rekordas. Žiauriai čia suklydau, Šaika. Jo, tai, nu, liūdna man Postecoglou nuo to, kaip pasakyti, Tottenhamo laiko žiauriai patinka. Aišku, labai nedėkinga ten situacija jam buvo ir tie pralaimėjimai, nu, bet ko tu gali tikėtis prieš Chelsea? Nu, ta prasme, taip, komanda žaidė blogai, pralaimėjo, nu, bet tai tada jau jeigu atleidė, tai atleisk prieš rinktinių langą, ar nesutinkat su manim? Aš nesuprantu šitos romantikos Postecoglou iš tikrųjų. Man ir nuo Tottenhamo laikų jis man toks labai neaiškus treneris. Teko kalbėti ir su žmonėm, kurie ten dideli Tottenhamo fanai, tai irgi nepasakyčiau, kad jie geros nuomonės apie Postecoglou, apie jo tą kartais begalvišką žaidimą all-in į ataką, kaip ten gynybai bus, tai bus ir tas realiai kainavo jam tą kėdę Tottenhame. Kalbant apie Forestą, matai, Forestą planai yra sunku, kai kiekviena treniruotė rungtynės yra su ginklu link tavo galvos nukreiptu ir tai yra tiesiog neturbūt prasme, galbūt ne pačių savininko, bet jo ten brolių ir seserų ir viso to klano. Tai aš net ir nesitikėjau, kad jisai succeedins, jeigu ten komanda buvo, kodėl atleido, tarkim, Espirito Santo, nu ten ne futbolo dalykai buvo, ten buvo emociniai dalykai, nesutarimai ir kai tu... Turbūt ir Žydrūnas patvirtins, kai komanda yra susitelkus, kad tipo, what the fuck is going on, kas čia vyksta, į kodėl, tarkim, nuimamas treneris, kuris galbūt atstovinėja žaidėjų interesą, ateina naujas treneris, nu, tai sakys, nu, tai mes, nu, čia tiesiog svetimkūnis. Ir, nu, ir tas matėsi, ten katastrofinė ta atkarpa Postecoglou už Forestą, niekas ten įspūdingo nepadarė. Kalbant konkrečiai apie mačą su Chelsea, tai nebuvo pats blogiausias jau ten rungtynės iš esmės, ten 15 minučių tragiškos sugadino viską jau ten vėliau, bet aš manau, kad Šonas Daičas yra the man šitam darbui, ta prasme, ateina Britas, 50 metis, matė šilto šalto, jam čia graikas nevadovavas, jeigu vadovavas jis pats ten kažkados atgal. Va toksai fizrukas vadinamas su visą pagarbą. Aš manau, va, su tokiu savininku ir yra tas toksai kertinis momentas. Čia, žinai, inteligentiški pokalbiai prie kavos, nu, ką tu su juo pašnekėsi su to Marinakiu, jau matėm, su kuom baigėsi jie, tai nežinau, man Postecoglou nesimpatizuoju šiam ir aš manau, kad čia jis labai jam dar pasisekė, kad jis tą gavo šansą ganėtinai greitai ir taip tokioje aplinkoje, o daugiau tai. Daugiau nėra ką ir pridurti. Ne, man, kai jis atėjo į Tottenhamą, tai paliko įspūdį, nes tikrai pakeitė žaidimą, ar tuo metu rezultatai buvo. Pradžioj. Taip, tai aš ir sakau, kad pradžioj. O dabar, čia, ką ir užsiminėjai, čia tikrai yra tas nesutarimas su viršūnė, kada komanda kenčia ir ten tokie atvejai, nu, niekam nenaudingi. Aš nemanau, pačiam savininkui yra smagu patekti į štai tokias visas apskalas aplinkui, ne, apie visus tuos vidinius jų reikalus, o treneris, jeigu turi stuburą, tai kita vertus gal ir gerai, kad išeina, ar ten atleido, bet turbūt jau pokalbiai buvo tokie, kad anksčiau ir vėliau ta raudona linija peržengė.
O dabar Žnadaičio atėjimas, tai nežinau, čia kaip kraštu, man skirtingi tipažai visiškai. Absoliučiai. Ir tada kaip jis, nes jis, mano manių, turi dar kitesnį stuburą, jeigu ką atsistos pas jūs ant 3 raidžių, susirinks daiktus ir išeis. Jeigu ten nereis jam daryti tą, ką treneris privalo daryti. Tai čia didžiausia problema su savininkais, kada jie ateina į Rūbinę, lenda, ir čia tų pavyzdžių net ten nereikia ieškoti. Ir čia mūsų futbole yra tų pavyzdžių ir buvo nemažai, kada vadovauja žaidimui komandai net tie žmonės, kuriems privalu tą daryti. Kaip Jūs manote, išlaikys Premier lygoje Forestą Daičas? 5 taškai dabar 18 vieta, lenkia 1 tašku West Hamą, kurį beje treniruoja buvęs Forest treneris Spiritu Šantu. Žiūrėjau West Hamą su Brentfordu, ar ne, pirmadienio vakarą žaidė. Žiauriai sunku buvo žiūrėti, Paulius Ikelis komentavo ir jisai gal kokius 3-4 kartus transliacijos metu sako, aš nieko neturiu prieš West Hamą, nieko neturiu ir nesu Brentfordo fanas, bet taip tragiškai žaidžiančio West Hamo dar nesu matęs, žiauriai blogai ir man kaip Boweną turinti fantasy buvo skaudu žiūrėti, bet bendrai labai prastai atrodo, bet sugrįžtant prie to klausimo, kaip pasakyti, aš sakyčiau, kad šiais metais visai solidžiai atrodo tos komandos, kurios praeisiais metais pakilo į Premier League Championship'o. Sunderlandas 7, Leedsas 8 taškus turi ir Burnley's 7. Tai turbūt ir bus tos komandos Leedsas, Burnley, Forestas, kurios kovos dėl to išlikimo, bet ar manot, kad Daičas, Jarai, tavo nuomonė, tai jau supratau, Žydrūnai, ar gali Daičas su savo charakteriu ištemti? Manau, kad taip, gali, nes gal jam būtų sunkiau treniruoti komandas tas top lygio, ne? O čia jo, manau, tas autoritetas, galbūt tas iš dalies galbūt ir paprastumas, ta emocija, tas tvirtas charakteris, tokiam komandom yra palankiau negu galbūt su didesniais kažkokiais tikslais aikštėje, taktiniam užduotim, įvairiom filosofijom, gal to ar nereikia. Medinukam, ne? Nottingham Forest. Wood. Chris Wood. Taip, apie ką ir šneka. Tai iš tai čia ir reikia tada tokio trenerio, kuris galbūt lys į paprastesnius niuansus, nepuoselės kažkokiu tai super duper ten taktinių schemų visokių niuansų, o tiesiog ateis paprastesnį futbolą pasirinks, įdėks charakterį, valią, norą ir uždegs komandą, kuri gali likti toje lygoje. Pratinkimės prie 4-4-2 schemų, viskas paprastai, vienas aukštas, kitas žemas ir ten, žodžiu, viskas gausis. Irgi kamuoliai bus. Matėte tą klipą, kur Daičas komentavo, man atrodo, FA taurės finalą ir jisai ten sako savo komentatorių kolegai, kad Man City su Crystal Palace žaidė ir jisai sako savo komentatorių kolegai, viskas, ką Crystal Palace, gal reikia balsą, viskas, ką Crystal Palace turi dabar padaryti, tai siųsti kamuolį toli Žonui Filipui Mateta, jis už jo užsikabins ir įmuš įvartį. Ir realiai po 10 sekundžių Crystal Palace daro lygiai tą, ką jis pasako, spiria kamuolį į priekį, Mateta užsikabina, 3 pasiukai įvartis. Genijus. Visas sudėtingumas paprastume. Teisingai. Gerai, tai dar prie Premier lygos sugrįšime, nes buvo rungtynių, kurios ypač Jarui patiko šį savaitgalį, bet kuo vėliau apie jas šnekėsim, to turbūt ir mažiau Jaras. Mažiau laiko liks. Jo, ir galbūt pavargs iki to laiko jisai. Tai keliaujam prie Čempionų lygos, pradėsim iš eilės Barsa Olimpiakos 6-1 sutriuškinti graikai. Galiu pasakyti, kad ir Olimpiakos nežaidė, blogai žaidė, labai blogai žaidė graikai, bet ir Barsa žaidė visai neblogai, keli keisti teisėjo sprendimai, ypač antra geltona kortelė Heze futbolininkui, kur, atrodė, kad visiškai nelėtė ten varžovo Olimpiakos žaidėjas, bet antra geltona ir varas įsikišti jau nebegali, tai čia toks įdomus sprendimas. Bet tų sprendimų daug buvo apskritai per šitą savaitę, tarp dviejų svetur podcastų ir keistų sprendimų buvo ir Čempionų lygoje, ir La lygoje, čia irgi diskutavom dabar prieš podcastą, ar raudonos kortelės nusipelnė Getafe žaidėjas prieš Realą La lygoje, tai tokių buvo sprendimo, šiaip, ką pasakyti, Barsa... Ispaniškas futbolas, gražu žiūrėti, dar gražiau žiūrėti į Markusą Rashfordą, kuris gal kartais ir momentais pasimato, kad dar jam šiek tiek trūksta, bet įvarčius vis tiek jisai pelno, Jamalis sugrįžo, pelnydamas 11 metrų baudinį, ir Firmino Lopezo hetrikas, vyrai, kaip jums Barso žaidimas? Aš manau, kad iki to 2-1 raudona kortelė, vienu daugiau, tada ten, jeigu sąžininkų perjungiau kitas rungtynės. Nes jau matėsi, kad tik laiko klausimas, kad įmuš, kad tiek įmuš daug per tas, kiek čia įmuš 68, grubiai 20 kelios minutės. Tai ten tas sutriuškinimas toks, bet ta valanda daugiau, nežinau, Olimpiakosas tarp plius minus vadinkim. Galvau bus blogiau. Aišku, rezultatas galutinis,
Savo pasako. Gerai, turbūt neturi ką pridėti prie Barsas, supyks vėl Barsas fanai. Aš nežiūrėjau šitų rungtynių. Nelabai... Tai nepyks, reiškia. Nelabai įdomu. Gerai, tada iškart keliaujam prie kitų rungtynių. Turim Leverkuseną ir PSG, tai čia dabar turbūt reikia pasakyti, kad dabar su tom rungtynėm, kurio mes čia dabar pradedam, tai yra 6-1 ir 2-7, 9 + 7, 16 įvarčių per 2 rungtynės. Įspūdinga, žiauriai gražu ir kodėl visą laiką čempionų lygoje taip atsitinka, ar ne? Aišku, čia suprantama, kodėl, nes 10-10 žaidžia PSG komanda, kuri labai gerai išnaudoja laisvas zonas ir tų įvarčių yra daug, bet bendrai ir kitos rungtynės, apie kurias mes šnekėsim, pavyzdžiui, PSV Napolis 6-2, kodėl čempionų lygoje tokie yra įvarčių pelnomi ir man atrodo, kad šitas match weekas, vadinamasis, tai yra 2 dienų rungtynės buvo rezultatyviausias visų čempionų lygos istorijai. Ten 72 įvarčiai berods per 2 dienas. Matai, gal tuose pradiniuose etapuose dar nėra taip viskas statoma mir gyvenk ant kortos, kad ten tose rungtynėse tu turi sužaisti, kad praleisti, vadinkim, pralaimėti rungtynės 1 įvarčio skirtumu. Tiesiog toks jausmas žaidė, bet paskutiniam trečdalyje, kai PSG užbaiginėdavo atakas, tai toks jausmas, kad kaip treniruočių pobūdžio rungtynės. Man labai patiko Vitinė, pasėmė kamuolį prie savo baudos aikštelės, prasibėgo, per 20 metrų su kamuoliu prasibėgo, atliko perdavimą į tarpelį, nubėgo 1-1 ten įmušė, toks futbolo, aišku, tie įvarčiai vienas kitas įkrito, ten Leverkuseno vartininkas kažkur šalia rankos, katastrofiškas. Ten koja kažkur neturėtų įmušti, įvarčiai įkrenta, ir taip, žiūrė, taip gražu, 2-7, kažkaip toks. Bet sakau, tik tokios rungtynės galbūt prisiminkime, ar yra ten playoffuose. Nėra tokių rungtynių. Čia tiesiog kažkoks štai toks futbolas. Tas pas Napolį kamniai. Tai ir čia man PSG tie įvarčiai per daug lengvi, per daug tokie pigūs. Ir galbūt tokiose rungtynėse, kai krenta viskas, tai ir sukrenta viskas. Jau atrodė, kad labai susigadino rungtynės Leverkusenas, neįmušė 11 metrų baudinio, tada gavo raudoną kortelę, ten akivaizdi raudona kortelė tiesiai iš alkūnės į gerai, kad dantų nepametė Desiree Doué. Ir tada atrodė, kad jau viskas tikrai sulūž, bet nuo vieno perdavimo apsisuko visi stalai, bent jau kuriam momentui. Vėlgi teisėjas sprendimas raudono kortelė ir 11 metrų baudinys, tai yra logiškas sprendimas, jeigu ta pražanga buvo, ar ne, tai yra dokso situacija, kada nebandoma žaisti į kamuolį baudos aikštelę, tai yra ir raudonos kortelės epizodas ir 11 metrų baudinys, man ten pražangos dabar iš vis, aš jos, kaip pasakyti, man buvo jinai per minkšta, o pats ten puolėjas nusidėmpė save ir laikydamasis dar už zabarnį marškinėlį ant žemės, tai man irgi toks klaustukas ties čia. Ir tada įmušė tą baudinį ir atrodė, kad jau 1-1, ar ne, tai viskas bus gerai, bet vis dėlto 10-10, kaip ir kalbėjom, Jarai, tu čia specialistas tokio žaidimo, ar ne? Koks specialistas aš nekėjau. Trūkdė 11. Nustabus grajus, kai Žydrūnas sakė, 9 įvarčiai, baudiniai, proga po progos, karminiai Žydrūnai. Vitinėje tiesiog yra nerealus žaidėjas. Pats presinguoja, pats kontroliuoja, pats kuria, pats muša, pats atsistoja. Ir paminėkai kalbėjom, kodėl jis Ballon d'Ore kotiravosi taip aukštai, nes štai čia yra pavyzdys, ką žaidėjas, dabar akivaizdžiau galbūt matėsi, ne, jo tiesioginė įtaka prie įvarčio ar prie tų pavojingų momentų, tai būtent dėl to tie ekspertai ir vertina. Golas, asistas, 98% tikslumas, 2 keipasai. Kitas dalykas, ką ir minėjai, kad po treniruočių pobūdžio tos pavojingos situacijos, Nuno Mendešas, puolėjų atsiranda, Vitinėje, flangė atsiranda, tas pozicijų keitimasis, jie viso mačo metu, jau kai liko 10-10, tiesiog čia yra mini futbolo pavyzdys. Justinas Zagurskas gal netgi pasakytų, kad gera pastaba, nes taip ir buvo. 10-10 čia yra jų stichija, PSG techniškai geresni, greitesni, jiem tik duok ploto ir jie gavo tą plotą ir jie jau ten darė, ką norėjo. Tai ką ir minėjai apie Andrichą, kuris gavo raudoną už tą savo MMA veiksmą. Andrichas šiaip gynybiškai yra be galo svarbus žaidėjas Bayeriui. Jisai savo krašte ginasi ir jisai dar yra būna papildomas žmogus atraminiai zonai. Jisai prisijungia padėtis, tokiu vyraide žaidžia. Ir kai jo nebeliko, ta atraminė zona ir šiaip jinai jau tokia visa vos ant siūlų laikėsi, kai jo nebeliko, ten buvo katastrofa, ten buvo laisvas kiemas. Ir buvo, pasižymiau irgi, 3 klaidos atraminiai zonai. Vieną kartą tiesiog praėjo, kitą kartą prarado kamuolį atraminiai zonai ir trečią kartą vėl tiesiog paliko tą atraminę zoną. 3 klaidos, 3 įvarčiai per 7 minutės.
Visiškai atraminės zonos dalykas. Tai nežinau, ką tikėjosi Bayeris ir vat keista, kai lieka 10-10, sakytum, Bayerio logika būtų žaisti pragmatiškai. Nesivelti tą žaidimą su PSG, atsitrauk, nežinau, atitolink tą savo saugelį į apačią, daryk ten tą 5-5 formaciją, ir gerai, pasimsi tašką. Arba bent jau, žinai, užbaigtą kėlinyje, 1-1 ramiai. Dabar įmuši 38 minutę ir gauni 3. 3 dar gauni pirmų kėlinį, ta prasme, jie antrą galiniai. Nes, rezultatas toks, kad jau nieko nepadarysi. Tai čia vėl yra tie psichologiniai niuansai, kur tu 1-1 ten jie pabandė lįsti. Kur esmė? Jie pakyla labai aukštai, pakėlė visas grandis ir tada, kai ir minėjom, ten greitesni, tikslesni, išraiščiai ir po to bėga 3-3, ten 2-2, arba įkeša perdavimą 1-1 išeini. Ten įvarčiai pradėjo kristi ir vartniko į ten nelaimės, kaip minėjom, keliuose tuos įvarčiuose. Rezultatas atrodo siaubingas. Usmanas Dembelė 63 minutę žengė į aikštę, sugrįžo po traumos, kaip vertinat jo sugrįžimą dar ir įvartį sugebėjo mušti? Gerai vertinu, aišku, dar reikės laiko jam pagauti visą tą formą, bet tokiuose rungtynėse negali būti geresnė laiko turbūt pasirodyti. Visiškai kontroliuoja rungtynės, komanda pliuse, tonuse, nesižaidžia dėl savo malonumo, niekas nesipjauna. Tai labai gerai, o sakau, čia tiesiog buvo fatalinė klaida Bayerio, kad po pašalinimo jie kažkodėl sugalvojo, kaip žinot, būna tas toksai pergerės dėdas, kur su jaunimu eina aiškintis, atsiraitojęs rankovės, to aš jums paaiškinsiu. Ne, atsisės, kad atsiprašyk, pasėdėk ir gal baigsis be nesklandumų tas vakaras, kas ten žino, bet... Ir po to kažkaip irgi ten buvau dar pasirašęs daug visokiausių dalykų, bet po to galvoju, ką aš čia rašysiu apie juos. Tiesiog nėra iš esmės ką kalbėti, nes viskas prasidėjo nuo to, kad jie 1-1, atraminės zonos nėra, vartininkas kliurka po kliurkos. Tiesiog katastrofinis mačas. Tu dar sakai, kad žiūrėjai Prancūzijos mačą su Strasbūru pasižai, ar neteisingai supratau tave? Ne, nežiūrėjau. Prancūzijos nežiūrėjau. Supratau, bet galim pasakyti, 3-3 sužaidė Strasbūrą su PSG ir aš mačiau, kad jau Lenkų fanai čia į tą pačią Bielostoko Jagelionijos temą jau bijo Strasbūrą, nes kaip tik šiandien, kai mes įrašinėjome epizodą, tai jau, kai žiūrėsit, žinosit rezultatą, kaip tik Strasbūrė žaidžia Strasbūras prieš Bielostoką konferencijų lygoje. Tai 3-3 sulošė Prancūzijos čempionate, penktadienis čia berods buvo. Ok, tai pasižai aptariam, Arsenalas Atletico Madrid 4-0, lemba tie laikai, kai Arsenalas 4-0 daužo Atletiką, vėlgi puikiai išpildytos standartinės situacijos, tai yra komanda geriausiai tą darantį visame pasaulyje, galim be jokių abejonių pasakyti. Nuostabus Liuiso Skelly reidas per visą aikštę, ten vienam iš įvarčių, Martinelio antram įvarčiui berods ir teko skaityti, kad labai gerą sistemą atradęs Arteta yra, kad Liuisas Skelly vis laik žaidžia vienam krašte su Martinelli, Trosaras vis laik žaidžia su Kalafiori. Ir 2 Jokerešo įvarčiai, kurie, kaip pasakyti, gerai, kad buvo ten, kur ir reikėjo būti. Polės, Taip, bet kažko ten įspūdingo neįmanoma išvilgti. Tai tai kaip jum tie Arsenalo vyrai, rodo galią ir aš sakyčiau, kad geriausia Premier lygos komanda dabar yra. Vienareikšmiškai. Kai muši po standartų ir tai darai sistemingai, tai įsivaizduokit, kokį pranašumą įgauni rungtynių metu. Ir šiaip ir psichologiniu aspektu. Ir aš labai stebiuosi, kad niekaip nepavyksta niekam apsiginti normaliai nuo jų. Ir aišku, kai Raisas tai pildo tuos kampinius ar baudos smūgius, kažkas yra fantastiško. Ir iš tikrųjų nėra lengva. Bet kai statinės padėtys, ten matome, kiek blokuoja, kiek ten apibėginėja Gabrielis, negi negalima sugalvoti, kad palik tada 2 mažiukus, kurie galva galbūt neįmuš, bet stok po 2 prie to Gabrielio, ar ten Saliba koks ir medžiok juos. Bet taip dideliai atliekami perdavimai, taip gerai, ar įmuša patys, ar numeta galvą tuos kamuolius. Ir sakau, neapsigina niekas. Taip žiūrint į tą rungtynių svarbą ir kada tave perlaužia per standartus, skaudžiau nėra. Skaudžiau nėra komandom. Atrodo, statinė padėtis kaip ir viską tu kontroliuoji, matai perdavimo momentą, žmogų čiupinėjai turi ir vis tiek tau muša įvačius. Įsivaizduok, kaip žais tokias rungtynės. Šiaip prie standarto, aš nežinau, ar jūs atkreipėt, aš bent 2 kartus mačiau, ateina standartas, Gabrielis stovi ir aplinki 5 Atletika žaidėjai. Bet jie stovi tokiem, vadinkim, zona. Pusiau periferiškai. Taip, ir jie jau tarsi turiu keli metrai, bet kaip ir neturiu, žinai. Tada ta zona
Nežinau, tai reiktų pririšti kažkaip su pleistrais prisiklijuoti. Bet Arsenalas monstriškas. Po to pralaimėjimo City 8 pergalės, 1 lygiosios, jeigu neklystu, 18-1, man atrodo, santykis dabar yra. Tai labai gerai atrodo. Ir šiaip labai gerai sekasi Arsenalui žaisti prieš ispaniškas komandas. 2 kartus nukalė Realą, tada 2 kartus Sevilla, Girona, Bilbao ir Atletika. Tai jau 7 pergalės jau yra prieš ispanų klubus. Šiaip Atletiko turėjo genialų planą šitom rungtynėm. Tai planus sudėjo atvykti, pavakarieniaut, tada į miestą išeit. Tada po šaltų dušų. Po šaltų dušų, suvenyrai ir atvaryti tada į stadioną. Ir stadione buvo, taip, vidurinis blokas, nepresinguojam ir jeigu ką atsitraukim į 5 gynėjus. Va čia buvo nerealus iš tikrųjų Simeonės planas. Nu, irgi ką kalbėjom apie Bayerį, kad Bayeris ten neturėjo jokių planų, tai čia nėra. Bet iš kitos pusės galbūt tas planas jisai dingo palygino su Arteto, su Arsenalo to planu, nes jisai tikrai atrodė daug įdomiau negu aš tikėjausi. Aš tikėjausi to tokio pragmatiško, sauso 1-0 žaidimo, bet nuo pat mačo pradžios, kai jie pradėjo presinguoti ir kur tas pozicinės atakas, tai labai smagiai ten atrodė. 3 gynėjais realiai padėjo Subimendi. Va, kaip ir minėjai, Skelly labai didelį padarė rolę, bet jisai, pavyzdžiui, pasislinko į centrą kaip netikras šoninis gynėjas. Va, šiaip man toks įdomus buvo. Ir tada Eze turėjo tą didžiausią rolę, nes, ta prasme, realiai be kamulio jis pradėdavo presingą kaip antras puolėjas, o su kamulio tapo pagrindiniu kūrėju. Tai va tas būdavo. Ir tipo leidžiančių kur tas pavojingas progas. Ir va jie keitėsi su Gyökerešu presingė. Tam, kad nevargint savo to, koks ten pas juos tas saugelis atakuojantis. Martinelli? Ne, nu žodžiu, užkritų pavardėti. Bet žodžiu. Iš Arsenalo? Jo. Tai sako vienoje pusėje, Martinelli kitoj pusėje. Tai gal tada sako, ja. Nu, bet žodžiu, jie labai viens paskui kitą, nebuvo to tokio kvailo presingo, kad einam paskui kamuolį, bet jie tai tam, kad pasilsint, kad neperdegt, jie labai gražiai įsijungdavo. Tai tas presingas, tai labai įdomus, man priminė Fliko presingą, kai jisai tik atvažiavo į Barceloną. Nes tas buvo presingas, nes jie turėjo turėjo Lewandowski, tai Lewandowskis irgi ten neprisinkos visą laiką. Tai pas juos būdavo irgi Lewandowskis kartais paspaudžia, kartais ten, nežinau, Torresas ar kažkas kitas, bet jie irgi tuo vadindu. Vitinija, man atrodo, Vitinija. Barsui? Pala, ne Vitinija, koks ten yra? Palauk, kad aš susirasiu, apie ką aš kalbu. Aš kai Arsenalą kartais tik žiūriu, aš dar ne visus juos uždėjau, žinau. Tai gerai, kol tu ieškai, Žydrūnai, kažkada kalbėjomės per podcastą, kad Eze dar ieško savo ritmą ir mes kalbėjom, kad jis turi būti toks laisvas žaidėjas, kaip vos ne Džekas Grealishas Aston Villai, senais laikais, kaip tu manai, Eze. Ai, ne. Dabar Saka, jau... Susipašiau. Saka? Jo, aš kažkaip galvau, kad šalia Sakos dar buvo dar vienas prie krašto, bet aš jų ten persimčiu su Merinus mušiu. Ne. Tai jo Barsai koks bičas? Kas? Nu, tai tu sakė, kad Barsai buvo tas bičas kažkoks dar kitas. Nu, tai Barsai ten priklausydavo nuo, kas žaidžia su Lewandowskiu poroj. Nu, tai. Aš labiau turėjau omeny, kad pats principas yra tas pats, kas buvo Barsui, kad taip Lewandowskiu ne art, įsijungdavo kitas. Tai tas pats, tą jie darė su Eze ir Gyökerešu, kai viens paskui kitą įsijungdavo, prisinguojant, kad tas kūrybingas žaidėjas neperdegtų. Tai gerai, apie Eze tada galim pakalbėti, kaip jisai jums toje rolėje visiškai kūrybiniai, man tai jisai žiauriai patinka. Žiauriai geras. Ir čia tikrai, džiugu, kad jisai pakėlė į tą kitą lygį ir džiugu, kad jisai atsidūrė Arsenale ir, nežinau. Jeigu šiais metais pagaliau Arteta po kiek metų jau Arsenale, po 4, po 5, kiek jis jau metų ruoja, nuo covidinio sezono, tai tikrai, gal net ir dar prieš, ar ne, tai jeigu pagaliau jie laimės titulą, tai tikrai prisidės prie to Eze, ir aišku, reikia pagirti, neprisiminsiu dabar vardą pavardės šito, setpiso, kuris atsakingas už setpisus, tai yra už standartinės sudėtis treneris, nes tai jau ne pirmi metai, mes tą matom. Ir matom pajaučiu Artetą, kaip pribėga ir jo apkabina, bet ten rodo, kad čia tavo darbas, tai aišku, smagu ir treneriai, kad po standartų realizuoja jo sumanymus. Gerai, PSV 6-2 Napolį, mes kalbėjom irgi neseniai apie tą lygių skirtumą, lyginant Seriją A ir Premier lygą ir La lygą ir panašiai, kad tas lygių skirtumas matosi. Aišku, raudona kortelė, matėte tą raudoną kortelę? Jo, mačiau ir aš už. Aš irgi už, bet pasakysiu retokai,
kokio lygio rungtynėse matom tokias korteles jaunimo lygyje taip, kai pasiunčia ten toli teisėją, tada iškart įstraukia raudoną, ar ten pasukioja pirštą prie smilkinio irgi matom. Čempionų lygoje, kad už tokį gestą, dažniausiai nesinori teisėjams būti, kaip pasakyti, tokiu įtin įsižeidusiu, bet čia drąsus sprendimas ir aš jį palaikau. Matai, tas rodymas, jeigu būtų labai trumpas, prasme, parodo, kad ten, nes, aš nemanau, kad jis rodė, kad nuo galvos kamuolys ką bandė pateikti, ten po to važiavau pakartojimą, ten kamuolys kažkur neaišku, ten tikrai ne tą norėjęs parodyti, bet kada tu žiūri į teisėją, nes matai, teisėjo irgi rodymą, gestikuliaciją rodo, kad tipo, tu man ir skyriai va, tą visą ilgą stuksenimą, o ne kažkam kitam. Tai tokios gestikuliacijos šiaip teisėjai gali net už veido mimiką rodyti kortelę. Tai taip, bet ne raudona. Ne, tai gilnu, bet čia tokiu atveju, kai tau jau konkrečiai ten dar rėkimas, ta prasme, ne tai, kad tau ten parodė, pasivokė ir viskas, jis ilgai stuksena. Bet ir turbūt pasakė kažką dar. Tai turbūt gal ir pasakė. Tai aš visiškai už tai ir natūralu, kad turi valdyti žaidėjai emocijas, jų labai, ten aišku, pralaiminėjo, kiekvienas 3, man atrodo, buvo, ne? Jo, 1-3 tuo metu buvo taip. Pralaiminėjo ir ten, tokios sunkinės, kur gal gali dar ir bandyti krapštyti, žinai, kur 1-3, 11-11, o po to toks, toks kažkaip, nežinau, nevilties galbūt toks elgesys ir po to, aišku, jau gaila Napolį pažiūrėti. Bet čia aš už, kad ta raudona kortelė tokia turi būti faktas, nes jis ją reikia gerbti, koks ten klaidų alebė darytų, bet ten nebuvo ta situacija, dėl kurios reiktų kovoti, ten nebent 11 metrų, ne, jeigu ten akivaizdus ir tau ten neduoda varas, nemato, kažkur gal žaidėjas išsėdėti, vadinkim, gali, bet čia tai man visiškai nekalta situacija ir jeigu pailsi, žinau. Jo, tai sutriuškintas baisiai, šį įvarčiai visai gražus, PSV, kad ir žaidė vieno daugiau, bet visai gražiai ten tokių bankių prileido link jau rungtynių pabaigos, ten Pepi ir kiti ten 3 minučių skirtumas. Ir McTominay vienintelis žaidėjas, kuris, kaip pasakyti, tame mėšlė, jeigu mes kalbame būtent apie šitas rungtynes, apie Napolį žaidimą, tai bent jau buvo kažkoks tai šviesulys su tais 2 įvarčiais, galva sugeba įmušti įvarčius, bet vėlgi mes matėm Manchester United, kad jeigu tavo lyderis tam tikromis akimirkomis yra McTominay'us, kuris muša įvarčius, tai nėra labai jau geras ženklas, kada tavo pagrindinis žaidėjas yra McTominay'us ir jis muša daug įvarčių, reikia pagalbos iš puolimo, kai pagalba iš puolimo yra raudona kortelė tiesioginė Lukos, nes turi rėkiant teisėjų ir tiesiai nepatenkintas ir dar žinant, kad šiais laikais ir varas yra, tai automatiškai jeigu yra varas, reikia žaidėjams suprast, kad vaidint nebėra prasmės, ar ne, baudos aikštelėje, nes pasižiūrės iš visų kampų į tą epizodą. Ir lygiai taip pat nereikia per daug emocijų rodyti prašant to baudinio, jeigu tu galvoji, kad jis yra, nes vėlgi į viską bus pažiūrėta. Bet čia emocingas yra futbolas. Dabar kaip tik su LRT darėm ciklą, tekstą paprastą apie lietuvių žaidusius čempionų lygoje ir ruošiausi intervui su Davidu Šemberu ir skaitinėjausi ir užtikau tokį straipsnį 15 players who got most red cards in their history. Ir Davidas Šemberas 15 vietoje visų laikų žaidėjų pagal raudonas korteles. Ir aš jo klausiu, kodėl Davidai jūs tiek kortelių raudonų susirinkęs. Karštakošis buvo. Man patikdavo pasiginčyti ir aikštelėje alkūnę statyti, grubiau sužais. Bet tokių žaidėjų yra ir emocijos kartais užvaldo visą tą dalyką. Gerai, Bayernas 4-0 prieš Briugę, lietuviškas akcentas Donatas Rumšas, reikia pasveikinti Donatą, nes rungtynės buvo iš teisėjo pusės labai lengvos, tik viena geltona kortelė ir iš esmės kiek irgi tekia yra bendrauti su teisėjais, tai visi labai džiaugiasi gaudami tokias rungtynės, nes iš esmės jeigu tu teisėjauji čempionų lygoje ar Europos lygoje, tiesiog tu meldiesi ir sapnuoji geriausiose sapnuose tokias rungtynės, kuriuose nėra jokių kritinių momentų, sunkių sprendimų ir nes tau tai yra tiesiog galimybė toliau pratęsti tą savo užtikrintumą aukščiausio lygio teisėjavime be jokių problemų, ar ne? Nes mes jau matėme epizodų, kada lietuviai tikrai turėjo tokių rungtynių, kada reikėjo labai sunkius momentus spręsti.
Ir tam pačiam Rumšui buvo, bet dabar viskas gerai. Tai, ką galiu pasakyti, Bayernas, atrodo, kad jų planas per pirmas 45 minutės viską sutvarkyti, o antram kėlinį pastumdyti kamuoliuką ir gal kažkoks dar vienas įvartis kaip bonusas įkris. Kaip jums vyrai žiūrėt Bayerną su Briugė? Žiūrėjau pradžią, būtent Leonardo Karlo įvartį jaunuolį 17 metų. Ir matant, kaip išsprendė viską, bet kas man labai patiko, iki gaunant perdavimą, jis ten musikavo rankom, žinai, kai jaunimas įpratę, kai žaidėjai jaunimo futbolį arba kieme, duok man perdavimą, žinai, mojuoja rankomis, po aš čia, žinai, gavo kamuolį, ten susitvarkė, bet esmė ta kokia kokybė vėl, kamuolio kontrolė, greitis, tas nusimetimas kairė koja tarp dviejų varžovų, spurtas ir tas smūgis ne keltim, ne kažkur jėga, ten, kur norėjo, ten pataikė. Tai iš tikrųjų, dar matėme, kaip džiaugiasi ten kompanija su atsarginių žaidėjų, su visais treneriais, asistentais dėl šio jaunuolio įvarčio. Taip kad kartu, kaip ir minėjai, rungtynės lengvos teisėjai, bet tokie štai įvarčiai arba po to Keino, jie palengvina visiškai tau darbą, ne? Nes įtampa atslūgo, komandų skirtumas akivaizdus, ten tie įvarčiai vienas po kito ir po pirmo kėlinio ten viskas aišku. Jo, Karlas debiutavo starto sudėtyje Bayerne Čempionų lygoje, anksčiau buvo sužaidęs ten 14 minučių prieš Pafosą, man atrodo, bet irgi ne tas lygis, tai sveikinam Vokietį ir gali būti, kad nauja žvaigždutė leidžiasi, kyla tiksliau Münchene. Ir ką, tai turbūt, akivaizdu buvo pamatyti, kad tas lygių skirtumas yra didžiulis, bet šiaip žiūrint iš dabartinės perspektyvos, nesustabdoma ataka Bayerno atrodo. Visi tokioje geroje formai, Keinas, aišku, Olise šiek tiek galbūt išsiderinęs ten su Laimeriu kartu savo krašte, bet Luisas Diazas puikiai irgi puikus įvartis ten pakišt po štangą, ne kiekvienas sugeba ir irgi naują komandą pakeitęs reikia atrasti savo ritmą. Ir gal reikia savo gėlės kažkaip atiduoti Vinsanui kompanijai, mes nedažnai šnekam apie kompaniją, kuris... Tai valdžia atidavė, tai padėjo kontraktą stalą. Yeah. Tai irgi impulsas. Ne, jeigu, pamenu, kai jis tik stojo Premier lygoje prie vyriausio trenerio vairo, aš kažkaip dar taip dvejojau, vadinkim tuo, nes, kaip bebūtų, žinai, kažkaip treneriai, kai nebuvę žaidėjai, ne, stoja greitai prie vairo, dar ganėtinai jau kiek Vinsanui kompanijai metų, jaunas dar palyginus, ten greitai... Greit po karjeros pabaigos. Būtent, ten, žinai, kiti pradeda kažkur nuo jaunimo, tada praeina kokį ten 5, ten 10 metų ir ateini jau, vadinkime. 39, na štai. Ir tada, žinai, taip galvojau, sunku bus. Bardlys pradėjo, ne? Taip. Jo. Ne, ir atrodo, kad kažkaip gal ir ta komandas, o dabar bumt į Bayerną. Ir jeigu sąžiningai, galvau, kad jam pritruks tos charizmos ir auros, ką turi Zidanas atsistojęs, Diego Simeonė, net jie buvę top lygio žaidėjai ir kurie jau ateina į komandas, kur irgi yra žvaigždžių ir savo, vadinkim, buvusią kaip futbolininko aurą prigesina šiek tiek tą rūbinę ir tu susitvarkai. Tai Bayerne galvau, kad ten tikrai jis turės problemų, nes kaip bebūtų tų aikštingų asmenybių ten atrastum ir jeigu kažkas kažkur, jis nebus galbūt ir nėra tas autoritetas kaip buvęs top lygio visiškai žvaigždė žaidėjas, nėra ateini su savo kažkokiom žaidimo mintim. Bet dabar ką daro ir kokie rezultatai ir koks futbolas, wow, fantastika, žinai, štai čia tada jau supranti, kad jis turi tą gyslelę, turi prieimą prie žaidėjų, nes labai, tu gali dėlioti kokius nori taktinius ten manevrų schemas, jeigu tu to žaidėjo neįlysi jo vidų, neturėsi tarpusavio superinio ryšio, jis tau nesiskleis taip, net nespindės. Ir kada turi vieną, antrą, trečią tą spindulį neaikštėje, tu matai tą žaidimo mechanizmą tokį, kad jie su lengvumu ir ganėtinai lengvai ir, rezultatas 2-1 ir Dortmundo Borusija neapsilošė, bet tas žaidimas toks matos irgi jie užtikrinčiau jaučiasi, tą pranašumą turi, o čia Briugena nėra galbūt daug ir kalbėti tokiuose rungtynėse, bet faktas tas, kad Vinsan's kompanijai man dabar kaip treneris jau tampa tuo, kuris matau, kad valdo komandą, ką nori pamatyti, tą pamato, ką turbūt įdeda į treniruotės komandą išpildo aikštėje ir tada matai ir supranti, kad treneris valdo visą procesą ir valdo komandą. Ir rezultatas pats kalba apie save. Labai gražu. Visiškai pritariu dėl kompanijai. Kai jisai atėjo, tai daug ten buvo kalbų, kad čia galbūt Bayerno toksai išstojimas prieš žaidėjus, nes ten atsiminkim, kad ir žaidėjai labai didelį žodį turėjo. Ten buvo, taigi ten buvo viduj negerų dalykų, vadinkim, ten ir pačioje komandoje žaidėjų grupuotės buvo. Tai. Kad čia daug maž, tai jums šitas netinka, tai dabar su šitas iš Burnlio ateis. Turėkit. Bet dabar pasižiūrėjus, tai 2,34 taško per rungtynes ir tai yra trečias geriausias rodiklis per šitos 20
8 metus, sakykim taip, jeigu neklystu. Jeigu čia man taip gerai rodo, nes netgi Pepas turėjo, Pepas turėjo mažesnį, bet Ancelotti lenkė, Niko Kovač, Nagelsmann ar panašiai, Tuchelį, tokius vardus, kur, Ten treneriai, vadinkim. Treneriai, ten nepasakysi nieko, tai šiaip jo, įspūdingai. Ir strigo jisai, ir turėjo savų problemų, ir jisai ten irgi ten, ir su Leroy'm Sané ten buvo toks konfliktėlis, kur jau ten jisai jau ir pasakė, kad tipo, ten daug maž viešai su juo išsisprendė, ir realiai po to jisai pradėjo ten step by step, bildint savo tą authority, kad aš esu treneris ir panašiai, žinai, ir tada, matom rezultatus. Tikrai smagu stebėti. Jaunas specialistas. Paskutinį kartą pralaimėjo Bayernas FIFA klubų pasaulio tauriai prieš PSG ketvirtfinalį. Tai va, ir čia net tai, kad pralaimėjo paskutinį kartą, sakykime, jei tai būtų čempionatas, tai paskutinį kartą taškai būtų prarasti. Visas rungtynės nuo to laiko laimėjo, man atrodo, 12 dabar iš eilės. Tai, nuostabus tikrai kompanija ir Bayerną, kuo toliau to smagiau žiūrėti, ir pasikartosiu dar kartą, visa tai yra be itin stiprios vasaros. Ir šiaip rungtynės su Briugė galėjo baigtis ir žymiai didesnių dar skirtumų. Keinas pataikė į kryžmę vartų viename momente, tada šitas Pavlovičius iš toli irgi iš tangą pataikė. Buvo tų momentų, tai Briugė jokių šansų neturėjo. Gerai, keliaujam prie Liverpoolio atgimimo. Be Mo Salah Arne Slotas nusprendė pradėti rungtynes. Kryžiuoja jau Mohamedas Salah, žmogų, kuris atvedė Liverpoolį į 2 Premier lygos titulus, atvedė komandą į Čempionų lygos titulą, buvo rezultatyviausias žaidėjas beveik visose sezonuose, kiek yra tik tai buvęs Liverpoolyje. Ir jau kryžiuoja fanai Mohamedas Salah, kryžiuoja dėl to, nes, dėl kelių priežasčių, dėl turbūt prasto žaidimo, akivaizdu, ir dėl to, kad nepapasavo Florianui Virtsui jo galimybė įmušti pirmąjį įvartį už Liverpoolį. Salah atėjo pakeitimo, bet dabar jo išsitęsė įvarčių nepelnimas nuo pat rugsėjo 17 dienos, tai jau daugiau nei mėnuo nepelno įvarčio Salah. Tai, nežinau, o 5-1, tai Liverpoolis, šiaip pats pirmas įvartis Frankfurto labai gražus, ta visa ataka tikrai labai gražiai išeita, ir ten Kristensenas, man atrodo, buvęs Leeds žaidėjas, nesuklysiu, iš Frankfurto, kuris įmušė įvartį, tai labai gali būti. Tai va, o po to, gražu, Ekitikė nusprendžia nešvesti įvarčio, viskas suprantama, klubas Eintrachtas, kuris paklojo kelią realiai Ekitikė į Premier lygą, ir nuostabus Gakpo, vėlgi žaidėjas visiškai atsiskleidęs po Sadio Mane išvykimo, ir man atrodo, kad Gakpo turėtų būti visiškai, jis ir iš esmės yra, bet turėtų būti tikrai žaidėjas, kuris visada turėtų būti startinė 11-ukė. Kokios jūsų mintis apie tas rungtynės, vyrai? Po to 1-0, kai pirmavo Frankfurto futbolininkai, prisiminkim, kokį įvartį praleido. Jie atakavo kairiųjų kraštu ir ten buvo labai aštrus perdavimas į baudos aikštelę, kur galėjo užbaigti. Ir tik prarastas kamuolys ir tolimas perdavimas Ekitikė į bėgimą, į erdvę, ten, kai pamačiau įsidėstymą gynėjų, supratau, kad jie žiūrėjo ir laukė antrojo įvarčio, kad įmuš komandos draugų į baudos aikštelę. O ten jau kai pasileidžia Stirninas ilgom kojom, ir jeigu atkreipė dėmesį į tą vieną iš paskutinių lietimų, kada dešiniais šoriniais pasimetė kamuolį uždarydamas bėgimo liniją gynėjui. Tai yra kabink, raudona, viso gero, baudos aikštelėje 11 metrų, matėme gynėjas ir 1-1 ten išsprendė Ekitikė. Tai štai toks atrodo, tu gali įmušti antrą įvartį 1-1. Ir ten po to jau standartai. Va, ką aš nekim apie Arsenalą, tai čia vėl nulėmė Vandeiko ir Konate įvarčiai, kurie į Rūbinę 2 ir vėl tave nugesina totaliai, ten variantų tramkelniai nėra. Ir čia, manau, jiem apmaudu, nes šiaip ta pradžia buvo gan nebloga, aš ten žiūrėjau į tą pirmą kėlinį, tai man visai taip nieko Frankfurto, aišku, ten prie presingo, ten buvo, dabar bijau sumiluoti, prie kurio įvarčio, ten dar baudelė tikrai buvo aikštės viduryje, padovanojo ten tą įvartį Liverpoolino, po to ten po atakos. Bet, esmė ta, kad čia atsigavimo ženklai, vadinkim, tokios pergalės reikia ir dėl Virso, Virsas galbūt grįžo į savo įprastą aplinką, į Vokietiją, žinai, tą aurą, žinai, kaip kas kur, ir tikrai jo tokio
jo tokio žaidimo norisi, tai aišku trūksta Liverpooliui jo indėlio, ar dabar gal manau šis štai toks atsispyrimo taškas bus, nes ir įvertinimai geri, būtent buvo išskirtas kaip vienas iš geriausių rungtynių žaidėjų, aišku, Van Dijkas, Gakpo, Soboslajus ir Virsas, tie vadinkim 4 lyderiai, kurie nutimpė komandą į priekį. Tai tas, aišku, džiugu ir tokie žaidėjai, kai sakau, ilgai netyli. Tik jam dabar ta kritika, kuri buvo pilama ant jo, iš visų pusių reikia atlaikyti, užsiauginti tą storesnę odą ir manau, kad jis savo meistriškumą dar parodys. Jo, aš sakiau irgi, kad Virtsas man jisai tų momentų jisai turėjo ir neatlikdamas tų rezultatyvių perdavimų ir nemušdamas įvarčių ir lygiai taip pat mane išgirdęs, matyt, žiūrėdamas podcastą kalbėjo ir Jurgenas Kloppas, kuris sakė, kad jūs visi pasigailėsite savo žodžiu apie Florianą Virtsą, nes tai yra žaidėjas, kurį stebėjo ir Vokietijoje. Ir Jaroslav Michalkevič šiuo metu juokiasi, nes Manchester United ir galios ir Virtso galimybėmis netikė. O šiaip tikiu, aš praeitam podės, koks jisai geras yra, bet man tiesiog tasai dvigubi standartai mane išves iš proto, kai aš atsimenu Pogba kaip gesino, Pogba, kuris žaidė labai gerą futbolą, sako, nu tai jūs 100 milijonų čia taip žaidžia ir tada kiekvieną kartą, kiekvienas United žaidėjas patraukiniu kišamas, bet Virtsas, duokit jam laiko, hebra, jūs galėsitės atsimti. Ne, jis kišamas irgi patraukiniu. Kišamas tik dėl memų, nes dabar hebra atrado internetą, bet viešoji opinija, kuri yra toj studijose, ten tie visi treneriai ir visa kita, tai jie nemačiau nei tokio, kad radikalaus pasakymo, kad ką jis gero padarė, aš nesu girdėjęs ir matęs. Nebent tai būtų labai šališkas podas. Gerai, bet su Salah, sakytum, irgi yra dvigubas standartų situacija, kai jį dabar visi kryžiuoja, ar sakytum, kad nekryžiuoja jo? Jisai, aš pačiu labai gerą, žinai, kai buvo stabdytas tas kadras, kuris jisai nedavė perdavimo Virtsui ir sako, dabar aš suprantu mane, kodėl ten su juo kivirčiavosi. Nu tikrai, nes kuo toliau tu turbūt supranti tą savanaudiškumą, plus Salah pats iš savęs ten daug to info triukšmo paduoda, ten iš savo Twitterio bio išsitrynė Liverpool player, nu to žinant, kokie jautrus yra tiek United, tiek Liverpool, tiek to viso top 6 sirgaliai, kokie yra toksiški, nu tai naivu tikėtis, kad tai praeis šiaip sau, nes tas pats buvo su Nunezu, atsiminkim, kai jis irgi ten buvo išsitrynęs viską, visas nuotraukos pasislėpęs, tai žmonės nepaglostė, nepaklausė, kas nutiko. O sako, tu čia ką, figėl, iš viso, kad tu čia darinėjai, tai dar didesnė buvo banga. O Salah man takys, kad jis taip elgėsi žmogus, taigi puikiai žino, kur jis randasi. Tai man iš vis keista, kaip elgi, kodėl taip reikia elgtis, saugas žmogus, tai koks skirtumas, ką tu ten savo bio pakeisi. Wilfredo Zaha dabar šitą situaciją su Mateta, nu du saugia žmonės, Mateta ką ten pasakė kažkaip. Pakritikavo ten žaidėją vieną Prancūzijos. Jisai Zaha viską išsitrynė, absoliučiai neišbijo, absoliučiai viską išsitrynė iš socialinių tinklų susijusios su Crystal Palace. Man Zaha yra, aš trumpai įsitripsiu, man tai yra tiesiog žmogus, kuris kiekvieną kartą pats savo prieštarauja. Jisai vieną dieną ten duoda interviu, sako, kas geriausias žaidėjas. Na, aš manau, kad tai būsiu aš, nes ten daug įdėjau visą kitą. Kitas intervas, jo klausia, kas geriausias Crystal Palace žaidėjas. Na, tikrai iš savęs neįvardinsiu. Yra daug geresnių žaidėjų, yra EZ. Ir jis kiekvieną kartą pats savo kišai. Ir aš matau, kad ten pasidomėjau, ką ten Crystal fanai mano apie jį. Sako, nu mes negalim kiekvieną kartą keisti savo pozicijos, nes jis irgi keičia poziciją. Ir sako, mes patys klausom ir daug maž tipo, nu nesuprantam, kas dabar bus, nes vieną dieną jisai už mus, kitą kartą mes jau priešai, nu žodžiu. Tai labai toks kontroversiškas bičiulis. Gerai, tai dar Liverpoolio temą paliečiant, Frimpongas vėl traumą patyrė, nu ir Isakas išimtas po 45 minučių, Slotas norėjo pažaisti gal turbūt ilgiau šiek tiek su Isaku iki tikė kartu priekiniai linijai, bet vėlgi nepavyko. Nu ir Isako tas nežaidimas už Newcastle sezono pradžioje dabar irgi kažkiek, tai man atrodo, kad atsiliepia. Vis dėlto tas match fitness vadinamasis, nu jis dar, kaip pasakyti, dar nebuvo pasiekęs jo maksimumo ir dabar kiekviena tokia mini traumelė ir man atrodo, kad tai yra pasikartojanti traumelė, kuri buvo ir Newcastle jau privertusi jį praeitą ar dar užpraeitą sezoną praleisti 5 game weekus ar netgi 6. Tai, pažiūrėsim, ar čia viskas bus gerai. Tai va, tai džiugu dėl Liverpoolio, kad sugrįžo į tą kelią ir bus labai įdomu stebėti šitą Salah situaciją, nes, kaip greitai šitam pasaulyje galima nuteisti žmogų už absoliučiai nieką. Ta prasme, žmogus padovanojo 7 sezonus, man atrodo, nuostabius Liverpooliui, ar ne? Kai atėjo Klopas, prisiminkim, Liverpoolis nei buvo kandidatas laimėti Premier lygą, nei laimėti Čempionų lygą, žaidė Europos lygai.
tai nebuvo ta komanda, ar ne? Ir taip padaryti iš tokios komandos dar geresnį ir dabar dėl tų, nežinau, dėl šito mėnesio, kai jis nemuša įvarčio, nuteis žmogus, aš tai nesuprantu, man liūdna. Čia nauja realybė futbolo, reikia su to susitaikyti. Visur jinai yra, ta prasme, ne tik su Liverpooliu, kur tu nebesi Amorimas, Giokerešas, abudu atėjo ar ne, ir įrodė. Giokerešas ten kiek, 2 rungtynės, man atrodo, ten silpniau pačiam startą sužaidė. Nu tai kiek lavina pasipylė, Amorimas, žmogus ten irgi save iš gabalų susirinkęs, atradė savo stilių, ateina tam, kad kasdien jį droštų, kad jis jo neveikia sistema 3-4-3. Kodėl neveikia, nežinau, bet neveikia. Ir čia kiekvienojam klube yra tas pats. Mes dabar Simeone realiai jau kvestionuojam, ar galbūt Simeonei pabaiga. Nors, treneris iš didžiosios raidės, ką padarė su Atletiku. Tai ta prasme, čia yra tas dinamiškas pasaulis, kur tavo istorija taip keičiasi. O ką Simeone padarė su Atletiku? Galim padiskutuoti? Padarė iš jo top klubą, padarė iš jo kontenderį Čempionų lygą, laimėjo La lygą. Labai sunku turbūt vertinti objektyviai La lygui, kai yra 2 mohikanai ir yra 3, kuris bando kažkaip tarp jų laviruoti. Ir būna, kad įlenda. Ir būna, kad įlenda. Taip. Štai čia, tai tą ir, aš manau, jis labai padarė stabilią komandą. Jo. Tai būna ten čempionate, bet aš manau vėl jie bus tam 4, gal ir 3, užsitvirtins ir užbaigs tą sezoną. Tai yra, jie žaidžia visada Čempionų lygoje. Visada yra visom komandom rakštis subinėjai. Prieš juos nemaloniausia žaisti yra vėlgi savo stilių turinti komanda, savo žaidimo filosofiją, kokie mums nelabai patinka galbūt toks futbolas, ne, toks dirigavimas, bet jis turi tą charakterį pats ir turi komandą jo tą charakterį. Tai aš manau, čia yra tas didžiausias pliusas, kad jis nesiblaško kaip treneris, neieško kitų žaidimo filosofijų. Pažiūrėkim, kiek trenerių pradeda kopijuoti kažką kitą atrastą, ne? Pepo, vadinkim, galbūt atrastą tą stilių, pradeda kopijuoti vieni kiti, vieniem pavyksta, kitiem ne. O čia laikosi savo linijos, jam tos tikakos po barabanų, žinai, ir jisai savo futbolą. Jeigu norit, kad aš 1-0 laimėčiau, ima ir laimi. Reikia 0-0, sužaidžia tokias rungtynes. Aišku, čia gavo dabar nuo Arsenalo tuos standartus 4-0, bet nesmė. Paminat, mes ten po kažkurių rungtynių irgi sakėm, arba atsitys, arba ne, ir nuvažiavo į Enfildę, ne, rungtynės buvo dar, o po to grįžo ir ten pradėjo rinkti taškus. Realą 5-2 sudaužė. Taip, 5-2 realą. Tai va, tai čia yra toks treneris ir manau, kad čia tragedijos nėra. Aš už tai tokius trenerius, kurie ilgą laiką geba dirbti vienam klube, nes įsivaizduokit, baigi sezoną gerai ir vėl viską turi pradėti nuo 0. Vėl viskas, ir taip, kiek ten metų visai, 15, 18, ten, nežinau. Tai va čia yra, man atrodo, tas didžiausias psichologinis darbas treneriui, kaip po sezono vėl ateiti į kitą sezoną. Nes vėl bus sunku, vėl, žinai, ko lauki, žinai, ir tu vis tiek išlaikai tą. Kažkur nenukrenti, tavęs netrypia žiniasklaida, netrypia ten ta vieša nuomonė, bet tu vis tiek dar, įrodinėjai, kad turi parako. Tai čia, aš manau, reikia kepurę tokiem treneriam padėkoti už tą darbą. Gerai, sušvelninat mano nuomonę, todėl pasilaikysiu šiek tiek ją savo. Gerai, tai tada puikų perėjimą padarė Jarai prie Amorimo, Liverpoolis, Manchester United. Paimsim vienintelės rungtynės iš Čempionų lygos, kurias specialiai skiriam Jarui. Papasakok, Jarai, ką matėjai ir kaip išgyvenai, galbūt papasakok visą dieną. Ką veikiai tą dieną, kaip tavo rungtynės atėjo diena iki rungtynių, ką veikiai po rungtynių, kaip užmigai. Pietus darėjai, ėjai, lučio nusipirkai, pasistatėjai, nespėk, vasarą. Laukiau tos dienos, United kaip taisyklė visą laiką sužaidžia gerai prieš top 3 komandas. Čia kaip taisyklė. Mes galim pralošti Crystal Palace'ui, Bournemouth'ui, Leeds'ui, bet prieš City, Arsenalą, Liverpoolį, vis dėlto yra tas garbės reikalas, pasitaisom šlipsus, gerai į aikštę. Tai diena prasidėjo nuo to, kad turėjau atrašyti visiems, kurie jau memus man siuntė, kaip ten mus United tvarkys, ten visą kitą, turėjau pabairuoti, visą kitą. Ir rungtynėse pokyčiai sudėti. Ir tada jau gaunu žinučių, tu žiūrėk, kai jis išdarinėja, Morimas nori būti atleistas, ten, žodžiu, visi tie dalykai. Ir pats toks biškai galvoju, įdomiai, įsijungi TikToką, didžiausias Manchester United kancerogenas Markas Goldbridge'as ten savo predikcijas dalina, kad čia jau ten, žodžiu, viskas yra labai blogai. Man aplamai, jaunesni gal žmonės, kurie stebi ten tą Marko Goldbridge'ą reflektuos, čia žmogus yra, kuris turi tiek porų batų, kad nespėja persimauti jų ir pakeisti savo opinijų, šokinėja nuo A iki Z, ta prasme, literaliai. O rungtynės labai smagios, ypač pirmos 62 sekundės. Ir šiaip
įdomesnis buvo United planas, lyginant su Liverpooliu. Aišku, ten man rašė, oi, tas Lamenso smūgiai į priekį ir tipo labai greit pabodo ten tie smūgiai į priekį. Bet čia ir buvo planas žaist antroji fazėje su tranzicija. Čia ir buvo planas. Dėl to nebuvo Šeško, dėl to ten priekį stovėjo Mbumo, kurį targetino Van Dijkas. Ir čia ir buvo planas, kad nereikėjo Mbumo laimėti visų oro kovų ir Kūniai nereikėjo laimėti visų oro kovų. Ten tiesiog buvo tas, kad išbalansuotų Van Dijką iš savo pozicijos, pritraukti. Jisai kovoja, nusimeta kamuolį, nežinau, ar atkreipė dėmesį. Antras kamuolys, kai jau iš oro krenta, 4 United žaidėjai, 2 iš šono Liverpoolio žaidėjai. Jau United sukurdavo visą laik pranašumą toje antroji zonoje, antroji fazėje. Antrus kamuolius susirinkdavo. Visus. Ir tas pirmas įvartis yra realiai idealus parodimas, kaip tai suveikė. Nes paėmė kamuolį, Liverpoolio žaidėjų linija iš esmės jį buvo per žingsnį jau nuo United, kai jie bėgo į kontrą. Ten jo buvo vienas linija, jau bandė laikyti Van Dijkas tik atsistojęs po to balanso praradimo. Jo, ten šonė jį pasivijo, kas ten kraštinis pasivijo šitągi, kuris perdavimą darė, Amada. Ir va čia ir buvo tas sukurtas pranašumas ir ten po to nekartą matėm, kad ne į vieną tokį kontrą buvo išbėgta. Ir po to ten man sako žmonės, tai čia nuobodė, ta taktika, Lemensas į priekį muša. Tai čia ir, that's the plan. Čia ir buvo tas dalykas. Ir po to man labai juokinga buvo Sloto klausyti, kai Slotas išeina, sako, nu tai kaip mes galim žaisti, kai čia mes ruošiamės Šeško, kad bus startė, o čia Šeško nėra. Bliamba, tu treneris Liverpoolio, ką tu šneki? Ir, nu tai čia viena kasa buvo Marimo padaryta, šiaip gynybai, kas dar buvo labai įdomu, nežinau, ar atkreipėt, gynybai United buvo 5-4-1 ir ta antra linija buvo realiai Mountas ir Mbumo nusileidę. Tokie pusiau wingbackai, kurie irgi va tas tranzicijas, tuos tarpus jie uždarydavo. Ir kai būdavo į kraštą numetamas kamuolys, jau kraštinis iš karto įsmaugė. Iš karto smaugė tą priimantį kamuolį. Ir ten irgi buvo keli išbėgimai tranzicijas, kai jie nebeturi Liverpoolis tų tarpų, nu tai ką tu darai? Eini per flangus, nu nenori tu sukyti per flangus tą kamuolį. O flanguose jau laukia. Jau United žaidėjai laukia, kad perims kamuolis. Ir tas perim kamuolį iš karto visi į priekį, erdvės atsidaro. Nu, aš sakyčiau, kad čia tarp kitko yra ta pati sistema, kuri neveikia. Noriu priminti. Ir čia šį kartą, ačiū Dievui, viskas pavyko ganėtinai gerai. Ta prasme, nu jo, ten sakys, tai čia 1-1, ten Maguire'ui pasiska, kad jis atsirado laiku, bet čia yra Clutch Maguire. Atsiprašau, čia yra Clutch Maguire. Čia yra žmogus, kurį Veinas Rūnį įvardino kaip privalomą assetą Anglijos rinktinį pasaulio čempionate. Visuose ten, žodžiu, nu, piliausia, aš sakau, man tai, aš noriu pamatyti Netflix'o dokumentiką kažkada apie Harry Maguire'ą, apie jo istoriją. Neįtikėtina, kaip žmogus gavęs šitiek heito. Čia mes kartais gaunam po vieną komentarą, jūs ką jūs čia gaudotės, durneliai, o ten žmogus grasinimų gaudavo, ant jo namo prirašinėdavo, kad mes ten išskersim visų. Nu nerealiai, šlykštus dalykai. Ir žmogus vietoj to galėtų susikrauti manatką, sakyti, nu viskas, varau į Ispaniją, į Saudo Arabiją, man ten mokės gerai ir mane gerbs. Žmogus sugebėjo visiškai savo legacy perdaryti taip, kad dabar žmonės žiūri į jį, sako, blemba, va čia mano kapitonas. Ta prasme, va čia mano, ir čia yra tiesiog neįtikėtina transformacija mentaliai, taip kaip jis aikštėje tai daro, tai yra tiesiog, nu, kitas lygis. O Amorimas pirmą kartą iškovojo 2 pergalės iš eilės kaip United treneris. Pirmoji pergalė Anfield'e. Tiksliau, galbūt pirmasis pralaimėjimas Liverpoolio Anfield'e per 9 metus. Labai smagus tokie skaičiai, labai smagus rodikliai, kuriuos vis atsisukam, pasižiūrim. Smagu. Aš labai džiaugiuosi ir pelnytą pergalę ir čia ir kalbų negali būti kitokių. Kaip manai, nusikirps plaukus tas Man United sirgalius? Aš labai jam to linkiu, ir dabar Brightonas namuose, Forestas išvykoje ir Tottenhamas išvykoje. Šitas juokelis su tais plaukais nuėjo taip toli, kad netgi Diogo Dalotas, duodamas interviu, irgi sakė, kad vienas iš mūsų tikslų yra iškovoti dar 3 pergalės, kad tas vaikinas nusikirptų plaukus. Ir juokinga ir liūdna, kai metus laiko mes nesugebam iškovoti 5 pergalių iš eilės. Nu, čia yra tikrai gėdinga,
ką padarysi, tokia realybė gyvenam, bet in Amorim we trust. Man kūnė irgi, vat, pagaliau mes turim tą Brazilą. Pagaliau mes turim tą tokį priima tą kamalį, toks lengvutis. Tai Antonygį turėjot. Nu, ko netiko? Sėkmės Betėsi. Šiaip, tarp kitko, Betėsi jis atrodo labai gerai, bet ten ir yra jo lygis, jo čempionatas, jo komanda. Anglijoje jam gerai atsidarėsi įvarčių tada prieš, ką jis, ne prieš City žaidė, dabar bijau sumeluoti, nes man atrodo prieš City jis atsidarė. Mama irgi atrodo, kad prieš City. Ir po to jis ten belė kaip strigo ten, jam ir dar plus toks žmogus, jisai ryškus, jam patinka būti matomam, jam patinka saulė, o tu važiuoji į liūdną Manchesterį ir dar spaudim, žodžiu, ten kita istorija. Bet va Kūnija, kuris jau Premier League proved, kuris jau parodė, kad jis gali žaisti Premier League, jam tinka, jam oro sąlygos neįtakoja jo nuotaikos ar žaidimo. Ir ten keli epizodai, kur ten Frimpongas įstumė į šoną, jis užmaikės jį atgal. Tas toks, žinai, kur degančios akis. Tai labai smagu matyti. Aišku, ten gali man irgi prikišinėti agentas 007 ar ten kažkiek, nes jis irgi šiaip vėluoja su kažkokiais rezultatyviais veiksmais. Bet va čia konkrečiai sakyčiau, kad pasitų nematomų veiksmų, kad ten pasas pass to assist arba ten jo svarba komandai yra tikrai šiai dienai gerokai ryškesnė negu Virtso, bet noriu tikėti, kad ir jam dar prasimuštas dalykas, kai jau jie pilnai susižaista sistemą, bet labai džiaugiuosi vasariniais pirkiniais, ir Mbumo, ir Kūnija, tai, žodžiu, labai, labai geras laikas. Tik dar trumpam užbaigsiu, nes ir Amorimas jau kažkaip irgi ten sako, jau dabar po tų rungtynių tiesiog sako, leiskit mums žaisti. Atstokit jūs ten, žinai, su savo tom sistemom, nes šiaip kitas dalykas, apie kurį mažai kas kalba, tai yra neįtikėtinai toksiška ir tiesiog nežinau, protą greunanti Anglijos žiniasklaida, kuri ten pres konferencijos vos ne iki valandą trūksta ir ten klausimėlių apie viską, kur jau iki absurdo daina. Ir aš galvoju kažkaip tais, kodėl tai nėra kontroliuojama, nes aš kažkada vieną kartą pačiu pradžiai išklausiau visą spaudos konferenciją, kai tik atėjo Amorimas. Ir kiekvieną savaitę yra tie patys klausimai ir tie patys klausimai. Čia galima išprotėti tikrai, ta prasme, ten kažkokios normos turėtų būti, aš nežinau, kad ten press officeriai veikia, kad sakytų kitas, nes aš kai atsimenu rinktinį būdavau, tai iškart matai kažkoks signalas iš trenerio, kad, užtenka. Taip. Viskas, kertam, einam toliau, bus klausimų, arba jeigu matai, kad jau einam į lankas, ačiū labai visiems, o ten visi, žinai, aišku, čia galbūt yra liberalumas ar kažką, bet nebūtinai visus klausimus atsakinėti. Ne kiekvienas klausimas reikalauja atsakymą. Tai, nes klausai ir galvoju, kiek galima jau, nes tikrai vien tik atsakinėjant išpratėt gali. Donaldas Trumpas padarė Amerikoje taip. Sumažino žiniasklaidos įtaką. Čia kiti dalykai, bet žodžiu, tai noriu palinkėti, kad ir tas neveikinti sistema, neveikintis United'as visai neblogai ten ir turnyriškai atrodo. Jo, mes niekada nesuprasim, ką tokio lygio futbolininkai, tokio lygio atmosferose jiems tenka išgyventi. Ir kai kurie gali sakyti, bet jie ten milijonus uždirba, bet tu iš tų milijonų, nepasitaisysi savo psichologinės turbūt sveikatos, kad ir kiek tu ten į tą terapiją eitum, nesvarbu, bet, nežinau. Tai čia dar tu vienas, tu šeimą turi, tu vaikus turi, ten yra reikalų, kur irgi milijonais neuždengsi. Žiūriu. Paskutinis klausimas, Jarai, tavo apie United. Lamensas, vartininkas, vis dėlto su juo norėtum eiti šiame sezone, ne su Bajandiru? Aš su juo norėčiau eiti bet kur, į pasaulio kraštą. Kaip gera viduj turėtų tokią ramybę, kad, neatsivešim. Aišku, bus visokių rungtynių. Čia apeliuoju į prieš tai buvusį vartininką. Galimai. Bus ir prastesnių rungtynių, bus ir nelaimių, visur jie pasitaiko, bet pagaliau yra vartininkas, kur tu žinai, kad patrauks, padarys gerą perdavimą, padarys paskarsuos. Labai smagu, ir neveltui žmogus iš kiek 10 000 iki 500 000 sekėjų per pirmasis rungtynės, per savo debiutinę susirinko. Tai, žinai, čia kaip ir nacionaliniai rinktiniai, taip ir United fanai šiuo metu galima tokią paralelį išvest, kad mes gyvi viltim ir kol ta viltis yra, tai tas ir mus ir veža, žinai. Tai... Jo, vartininkas debiutas prieš Sunderlandą išlaikyti sausi vartai, dabar tik vienas praleistas nuo Liverpoolio ir jokių kritinių klaidų, kaip pasakyti. Gerai, čia ir užtenka šitoj temai. Grįžtant prie Čempionų lygos, dar 2 rungtynės lieka mums aptarti. Londono Chelsea ir Amsterdamo Ajax 5-1, vėlgi dar vienos rungtynės, kurias iš esmės sugadina
raudona kortelė, bet šiaip vėlgi labai daug darbo buvo Feliksui Zvajeriui, kuris teisėjavo rungtynės 3-11 metrų baudiniai per pirmą kėlinį ir tiesioginė raudona kortelė, aukščiau čiurnos tiesioginė tiesia koja įvažiavo Olandų žaidėjas. Nu ir tie 3-11 metrų baudiniai, Enzo Fernandesas gražiai įmušė savo pirmąjį, atidavė kamuolį Estevao. Estevao beje tapo jauniausiu Chelsea gol skoreriu Čempionų lygos istorijoje. Nu, o Ajaxo tuo metu pusėje žaidė trečias seniausias Čempionų lygos žaidėjas visoje istorijoje, ne tik Ajaxo, bet apskritai istorijoje, tai yra vartininkas Pasvėrius. Nu ir 5-1, bet turbūt labai daug komentarų apie šitas rungtynės irgi neturit, Šaika, nes irgi raudona kortelė kažkiek pagadino. Tai ten esminis dalykas tokiuose rungtynėse, bet jinai buvo ir tokioje situacijoje pasimti tą raudoną kortelę, tai vėlgi keista, nemąstymas toks, žinai, bet ten nieko neprikeišė, ten tiesiog taip turėjo būti ir viskas, bet 0-0 žais toliau, dabar pasimi tokią raudoną, kad tu tikėsi prieš Chelsea apsiginti be šansų. Tikrai nebus to ir ten išvartė vis tiek lengviau, paprasčiau, tie įvarčiai tokie nekažikas, kaip ir minėjai, tų 11 metrų būdų, bet jie vėlgi yra, ten lipa ant tų pėdų. Ir kuo toliau, tuo man truputį keistos. Baudos aikštelė, kada gynėjas sugeba visą jėgą užlipti varžovui ant pėdos, tai iš esmės reikia sugebėti. Reikia sugebėti. Nu, aš jau taip perkeltinė prasme, nes, kaip tu žaisdamas baudos aikštelėje gali eiti su tokia jėga į velniai žino neaišku kamuolį, kurio nėra dažniausiai, o yra varžovo koja. Ir jeigu tu vėluoji, negali būti to ilgo paskutinio žingsnio, kur tu nekontroliuoji jau savęs. Ir ten, kai pradedi mindžiuoti varžovo ant pėdų, tai ką tu nori, aišku. Bet man ta tendencija keista, aikštės viduryje jau matosi, dažnėja tie atvejai, bet jau persikėlė viskas į baudos aikštelės. Tai vėl rodo tą nesargumą, tą tokį atsakomybės jausmo pametimą, gynėjų kalbu apie gynėjų žaidimą. Ir čia teisėjam, vienas malonumas tapti rungtynių, tai vadinkim pagrindiniais aktoriais. Nu ir kai tie sprendimai teisingi, iš esmės visada yra gerai. Dar labai gerą didelį įspūdį paliko Garnačio karštas mepas, heat mepas, ten suliukas, apšilimo zonos suliukas. Jis ten labai taip ryškus buvo. Labai ryškus buvo. Aišku, kai yra toks Estevao, kuris tiesiog, labai geros rungtynės, labai ryškus, tai, ta konkurencija Alejandro dar tokia... Tikrai taip, ir Gittensas Man of the Match taip. Irgi gerai atrodė, irgi po truputį pajaučia kojas naujoje komandai, beje gavo tą ir statulėlę Man of the Match ir ten buvo juokingas momentas, kur negalėjo Fofana patikėti, kad Gittensas gavo šitą statulėlę ir sako, no way. Ir Gittensas sako, čia ne mano kaltė, kad jie man duoda šitą apdovanojimą. Bet vėlgi, aš žiūriu šitą sudėtį Chelsea, ne? Aš nesu Chelsea sirgalius, bet būdamas Chelsea sirgalium, įsivaizduokim, žmogus yra Chelsea sirgalius, panyro į komą 5 metų ir atsikelia dabar ir pamato tokią sudėtį. Kiek iš šitų žaidėjų, 11-ko, ar ne? Prieš 5 metus jis būtų pasakęs žinojęs. Ne vieno. Čia yra neįtikėtina. Kaip tokią sudėtį surinkti, tiek pinigų išleidus, aišku, džiugu, kad jinai laimi, džiugu visą tai yra, dar buvo jokingas momentas, beje, kad Vautui Weghorstui Chelsea sirgaliai skandavo, kad tu esi tiesiog šūdinas Andy Carrollas, nes ūgis irgi aukštas ir panašus žaidimo stilius, bet jo, grįžtant prie tos Chelsea sudėties, tai čia man tai čia yra kosmosas. Ir net pasižiūrėjus į atsarginių suolelį, situacija iš esmės irgi yra labai panaši, gal Rhysas Jamesas tas toks jau tapęs Chelsea veidų, bet irgi. Ir tai čia jau po traumos grįžęs, jau sakyčiau, per toks didelis ilgo laiko darbas, kai jis sveikas. Taip. Ta prasme, nes, kaip be būtų talentingas viską, bet krištolinis. Jeigu jis būtų betrauminis žaidėjas, jis būtų geriausias šiuo metu tikrai dešinės gynėjos. Šiaip man dar smagu dėl Marko Gui, kuris gauna vis savo šansų, iš nuomos grąžino prieš Forestą, žiūrėjau rungtynės, jis ten 5 minutės žaidė, gal daugelis sakytų ten 6-1 įvertinimas, jis ten kažką, bet kai tu žiūri rungtynės, šiaip labai gerai jis atrodė, jis labai gerai įbėginėjo, labai daug gerų tokių sprendimų aikštėje padarė, šiaip daug tikrai sutraukdavo link savęs dėmesio. Tai tas toks nematomas darbas, labai mane nustebino, nes kažkaip galvojau, kad Gui, atsiminkim, 19 metų, dar labai jaunas, dar čia Chelsea vis tiek kiti spaudimai, visa kita, dar plus tokia sudėtis, kur visi turi žaisti.
visi privalo žaisti ir visi turi performant. O jisai labai puikiai savo laiką išnaudojo, labai aiškiai buvo jam pasakyta, kad ten atkreip dėmesį į save, atsitrauk, įbėginėk ir jis fantastiškai susitvarkė. Tai atrado Čelsi savo tą jauną, niekam nežinomą sudėtį šiame sezone ar ne? Nes prisiminkime ir pernai, ir užpernai, ir žinant jų žaidėjų skaičių, ne? Ten, atsimenu, kažkuriais metais jau buvo irgi juokaujama, kad ateini į Rūbinę prieš rungtynės ir žiūri tavo spintelę užimta, nes negali daiktų pasidėti, kažkas pasidėjo, žinai. Tai tų žaidėjų tiek daug ir ta paieška, 100 milijonų ištaškyta, ne? Žaidėjai Lavija Fernandesas nepigus, tai prisimins, kai Sedo, ne, kai ateidinėja, o ar ta pavardė verta tiek, kaip kalbėdavom anksčiau? Na, tarsi atrodė ne. Dabar tos pavardės karminiai po 5 metų atsibusk, tikrai nustebtum, nes ten tau nieks nežinoma, žinai, bet gal šis sezonas bus kitoks. Ir kas yra crazy, kad pavyzdžiui, ir net jeigu ir Colas Palmeris būtų sveikas, tai lygiai taip pat yra žaidėjas, kurio tu atsibūdęs po 5 metų irgi nepažintum, nors jisai jau yra tapęs visiškų lyderių ir vienu geriausių Premier lygos žaidėjų apskritai. Ar ne, galbūt ne šį sezoną, praeisį sezoną buvo ir išrinktas tuo jaunuoju Premier lygos žaidėju, ar ne. Žao Pedro buvo suspenduotas šiom rungtynėm, tai, sukosi su tuo, ką turėjo puolime, tai Gui teko šansą žaisti Čempionų lygoje, startiniai sudėti, puikiai pasinaudojo ir labai džiugu Chelsea fanam, kad būtent tokios rungtynės iškrito, kada, reikėjo išgyventi iš esmės jas, bet ne tik, kad išgyveno Chelsea, bet ir laimėjo. Tai gerai, keliaujam prie Realo Juventus paskutinės mūsų rungtynės, kurias aptarsime. Vienintelis įvartis rungtynių Belingiamas muša, iš esmės visą įvartį sukūrė Vinicius Junioras, daug judesių su kamuoliu, smūgis į vartus, virpstas, Belingiamas pakartoja ir įmuša įvartį. Šiaip sunkiai startavo Realas, turėjo kelis momentus Juventusas, bet po tų kelių momentų ten pirmo kėlinio viduryje perėmė visiškai kontrolę Realas ir vienintelį šansą, kokį geresnį turėjo, tai buvo Vlahovičiaus išėjimas 1-1. Ir galvojau, ar ten darys tą legendinį Valverdės šitą mūvą, kai tiesiog nukirto vidury aikštės Valverde Moratą, man atrodo, tada buvo prieš Atletiko taurės finale. Bet aišku, situacijos visiškai skirtingos ir galiausiai Courtois ten išgelbėjo Realą. Bet Juve, dabar palaukit, prieš podcastą žiūrėjau, bet kiek jie jau laiko nelaimi, tai yra žiauru. Savaitgalį vėl pralošė Como, taip, 0-2. Tai kol tu ieškai, tiesiog pasakysiu, nes žiūrėjau tas rungtynės, Como lyderis Niko Pazas, visiškas deimantas, kaip smagu žiūrėti ir, tikras sezono magijos meistras Italijai šį labai toks proveržio sezonas, aišku, ten Realas turi buyout optioną su labai geru, ten nuolaida 30 ar 40 procentų, žodžiu, ta prasme, ten geras įėjimas davė šitam Fabregasui pavogint, Fabregasas surado jam poziciją aikštėje, davė pasitikėjimo jau nuo metų, ne, man atrodo, Como. Praeitais metais tai tikrai buvo Como, jo. Jo, tai anais metais galbūt dar nebuvo toks ryškus, bet šitam sezono starte, jau startin. Tiesiog šiame sezone, tai, tiesiog kitas lygis. Barsos legenda augina žaidėją Realui. Super. Džiugu girdėti. Kas galėjo pagalvoti? Jo, Juventusas paskutinį kartą laimėjo rugsėjo 13 dieną, tai prieš pusantro mėnesio, beveik prieš Interą namuose 4-3 ir tada sekė 1-2-3-5 lygiosios iš eilės ir dabar 2 pralaimėjimai Como ir Realui. Kas su Juventus darosi? Gerai, turit atsakymą kažkokį? Tai mes jau kalbėjom iš esmės. Bet jeigu Lloydas Kelly, kuris buvo nurašytas Newcastle, dar pačiam žaidžia, gynėjų Juventuse vis laik startė, aišku, patobulėjęs, bet vis tiek pasako kažkiek tai. O Tudorui gal laikas atėjo jau, nemanot, kad bandys kažką išspręsti trenerio poziciją Juventusas? Kai paskyrė, aš nesupratau šitą įimą. Man Igoris Tudoris tikrai nėra tas žaidėjas treneris, kuris... Ir žaidėjas. Kuris krizinėse situacijose būtų tas vedlys su kažkokiam netikėtum idėjom ir panašiais, ten savo 3-4-3 bando jau ne pirmą kartą, bet kažkaip man tai ten tiesiog nėra gyvybės. Tie žaidėjai atrodo, ant popieriaus nėra tokie prasti, bet... Nežinau, man tas futbolas unikus ir Grigorijo kartais būna pašefuoja.
Di Grigorija prieš Realą jis geriau gerai išgelbėjo pasirodė. nuo kokių 3-4 įvarčių. Taip, Jo, bet- ir man keiščiausia, kad po rungtynių Vlahovičius pasako, kad tai buvo geriausios nuot jo Juvės rungtynė šiame sezone. Tai ką ir kalbi dabar apie visą tą jų žaidimą, ne, ir apie tą pridėtą ranką, ir jeigu čia geriausios rungtynės, tai tada pradedi galvoti, ar ten tikrai viskas taip gerai viduje, Jo. kalbant apie tuos rezultatus ir aišku žaidimą. Kad ir turi, pavyzdžiui, smagų ten tą trejetą, Vlahovičius, Ildizas ir tas Kupmeinersas, bet tai kaip tu gali tikėtis, kad kažką šitas trejetas padarys, kai tu net kamalio nevaldai, 34%, tu ten atsitraukęs, Realas diktuoja peisą, diktuoja sąlygas, daro, ką nori, tu net negali nieko pasiūlyti. Žaidė 4 gynėjais, McKenzie, kuris turbūt jau ten kažkada buvo laikytas labai perspektyviai, bet jis ten kaip ir buvo toks ir liko ten, amžinai perspektyvas. Nepasakyčiau, kad jis ten labai kažkuom išsiskiriantis. Turamas, galbūt vienas tokių ryškesnių žaidėjų, bet toks atrodo, minties nebuvimas, atrodo, kad jie ir patys nežino, ką daro, ir tada ten gaunasi tokie, jiem turbūt patinka tokios labai aklai atakuojančios komandos, nes prieš aklai atakuojančias tu gali 1-2 kontras pasigauti, įmušt, ir mes laimėjom ten 0-2, bet sunku žiūrėti Juventus ir turbūt ir fanai Juventuso man pritars. Jo, Čempionų lygų dabar jiems liko su Sportingu kova, su Bodo Glimt ir su Pafosu. Tai net ir su tokiu žaidimu dar Benfica ir Monako. Net ir su tokiu žaidimu turbūt, kad Juve išeis į kitą etapą. Išeis, aišku. Nes su šituo formatu tai sunku tikėtis, kad kažkas bus labai daug netikėto. Ajaxas su 0 taškų galim taip pabrėžti. Vienas įvartis pelnytas per 3 rungtynes ir tas vienas įvartis dabar prieš Chelsea 11 metrų būdinys Weghorsto 0 taškų. Ajaxas gali, sakyčiau, tokiam klubui, legendiniam Olandų, vis tiek dar prieš 4 metus pusfinalį žaidė, jau per plauką nuo finalo buvo Čempionų lygos, sakyčiau, kad tai būtų šioks toks fiasko. Tai va. Bet ir ten ruošimas jau aukoti treneris, ne? Ajaxo bent jau. Yra ten kalbų. Kažkokiu kalbu jau. Bet apie Realas šnekant, tai Realas tai labai man tokiu čempionišku ritmu, sakyčiau, gal taip juda. Prieš tą pačią Getafę, 1-0, bet pergalė. Čia irgi 1-0, bet tai galva geresnė komanda ir man tas Gilero suradimas, kaip pavyzdžiui dabar, žinai, Alonso rado jiem ten vietą, rado poziciją, visiškai švytinti žaidėjas, kiek jisai aštrina, kaip protingai žaidžia. Prie Ancelotti jisai toks nebuvo, bet ir ant jo ir Ancelotti nepasitikėjo. Alonso iškart vos nepasakė, kad čia yra vienas žaidėjas, kuris bus fundamentalus kūrime atakų. Ir prieš tą pačią Getafę ten prakišinėtos kamalius, asistai, visa kita, tai ir Mbappé geram ritme, aplamai. Realas, sakyčiau, kad šįmet jo, ten buvo tų tokių silpnesnių mačų, kur ten Alonso, jau ten reikia Alonso, out ir ten panašiai, bet toli gražu, aš manau, čia kelių metų perspektyvai gali būti visiškai mašina Realas. Ne, tai kai tu puolime turi Vinį. Tai jau kada nebuvo jie mašina, kaip bebūtų. Ten, tikrai, aš irgi tas rungtynes su Getafe žiūrėjau, ten turėjo jas bet kokiu atveju laimėti Realas, man tik tai nepatiko ta raudona kortelė. Ten 2 raudonos, nebuvo. Buvo viena tiesioginė ir kita antra geltona už tai, kad kirto per koją Vinį. Irgi jinai ten prie jos prisikabinėjęs ir gali, man labiau antra geltona patiko negu tiesioginė raudona, taip galiu pasakyti, bet nusipelnė vis tiek Realas pergalės tokiuose rungtynėse. Dėl Arda Gilero žiauriai patinka bičias, žiauriai atrodo toks down to earth labai ir daro savo darbą ir daro labai gerai savo darbą. Liūdna gal tik tai dėl Endriko, turbūt jau bus nuomojamas Brazilas. Fabricio netgi jau pranešė. Jau dabar pranešė, kad... Pranešė, kad most likely part ways. Ja, tai liūdna, nes irgi talento žaidėjas turėjo momentų ir praeitam sezone, kai išleidžia jį po keitimo ir ten įmuša tos įvarčius, tos tokius vienetinius. Bet manau, kad nepaleis tokio žaidėjo. Jau iš praeities klaidų gali Realas pasimokyti, kaip paleidžia žaidėjus labai aukšto lygio. Odegardas, Hakimi, tikrai buvo tokių pavyzdžių. Tai va, Čempionų lyga, apžvelgiam pagrindinės detalės. Dabar klausimas jums, vyrai, ar pasiruošėt namų darbus ir ar išpildysim pažadą Klemantavičiaus, kuris praeitam podcast'e mums su Žydrūnu uždavė klausimą ir mes pažadėjom, kad Jaras jį atsakys šitam podcast'e. Tai aš už tai ir nesiruošiu. Nežinau, kad Jaras ten jau viską išskaidys kaip... Tau reikia 11 Anglijos futbolo rinktinę sudėlioti.
turint galvoje ir žaidėjų suderinamumą ir balansą. Mes tau galim padėti. Anglijos futbolo rinktinės. Taip. Tai čia nacionalinės rinktinės. Nu, įrašo Anglijos stipriausias 11-ukas, tai turbūt, kad taip. Tuoj. Čia GPT dabar. Ne, nu tai viskas aišku, vartose kas? Nu tai Pickfordas. Pickfordas vartose gerai. Gerai, vartose turim. Tada gerai, mes turim gynybai, kraštinės, kas... Nu tai traumų neįmam dabar, ne? Tai Alexander Arnoldą gali statyti, bet gali statyti ir Rhysą Jamesą. Ne, nu tai bet Trentas Plemba, jisai man nepatinka realiai, man toks kažkoks, ne toks. Toj sekundėlė, žinot ką, įsijungsiu, kad turėt po akim paskutinės sudėtėlės, kad žinot. English football players. Nu, ką jūs statytumėt Arnoldą ar Rhysą? Aš tai Trentą imčiau. Trentą gal. Nu, vis tik Trentas. su nuopelnais anksčiau šiek tiek. Ar šiai dienai jau dabar žiūrit, ar... Šiai dienai jisai traumuotas dar Ne, bet tu turiu omeny, kad štai čia šviežia, šiam sezone... Nu, tai turbūt šviežia. Šviežia. Ar už tuos vis dinkim tą indėlį šiek tiek, ten, nežinau, 2 metų, 3 laikotarpį čia dabar. Tai jeigu dabar, Imam dabar. Man tiesiog žiauriai patinka tas, šiuolaikinis fullbackas, kuris tiesiog baisiai gerai puola ir visiškai nesigina. Man tai yra visiška futbolo romantika, kai tavo krašto gynėjas nesigina ir tu dėl to kenti. Vat man tai patinka. Tai vat, o Rhysas Jamesas labiau toks gynybinio žaidėjo, bet irgi kaip ir Trentas gali įmušti baudos smūgį, lygiai taip pat irgi. Tai vat... Tiesa. Gerai, centro gynėjas tikrai Guei, be jokių kalbų. Antras gynėjas, va dabar klausimas, kas galėtų būti. Aš tai dėčiau Maguire'ą. kažkaip bijojau. Ar jūs Stonesą norite imti? Ne, Stonesas negauna itin daug laiko Man City. Sakyčiau, kad Maguire'as vien už tą įvartį prieš Liverpoolį nusipelno. O kitam krašte, va, pavyzdžiui, ką statytumėt? Nes man tas kitas kraštas yra toks vienas silpnesnių, sakyčiau. Man net nėra, kad šautų kažkas baisiai galva, ką matyčiau iš šio laikinių žaidėjų. Nu jo, nuo Ashley Cole'o laikų turbūt neatsirado toks žaidėjas, kuris pilnavertiškai pakeistų tą Cole'ą. Nu, aišku, Šo įmušė. Bet Šo gyvas, jo lifespanas, jisai, nežinau, mėnesį nestraumuoja ir tada 11 su traumom sėdė. Tai labai sudėtinga ant tokio žaidėjo kažko pasikliauti. Ja. Nu, galima Spence dėt, bet man jisai... Spence'as gal labiau dešiniai žaidžia Tottenhame. Milesas Kelly, turbūt kairiai. Milesas Kelly arba Konsa. Konsa irgi nelabai kairės. Jisai vidurio labiau. Jisai vidurio, bet jį dažnai... nedažnai. O Niko Riley iš Man City jaunas, aišku, dar jam reikia. Niko Riley geras šautas irgi. Dar vadinkim rinktiniai, bet jis turi tą kokybę užaugs, iš jo bus žaidėjas. Tik tai klausimas, apie dabar kalbam, ar šiandien ims statyti ir žaisti, aš manau, kad jį pastatyti žais, tai gal, vadinkim, dar nėra tas susitupėjęs top lygio žaidėjas, kad gali ten svarbiuose mačuose, ten finaliniuose etapuose pasaulio ir Europos žaisti to, ryškiu užtikrintų tos pozicijos žaidėjų. Bet šiaip žiūrint į ateitį, kad jam 20 metų viso labo, ar tą dabar, ką matom už Man City, man jis visai taip gerą įspūdį palieka. Man irgi. Ir gynybai, kas yra, jis tokių duomenų, kad atrodo gynybai gali turėti problemų, nes aukštas jis ganėtinai. Kiek jau būtis plaukia? Aukštas. 80 gal netgi gali būti. Gal ir daugiau dar. Bet, žinai, jisai ir mobilus, ir fiziškai sudėtas, ir kas svarbu yra atakoje su tą mintim. Nes su tuo kamuoliu žino, kaip elgtis, žino, ką daryti. Tai toks, man jis, taip, matau, kad rinktinėje jisai bus ir užims rimtas pozicijas, bet gal, vadinkim, dar nešiemet. Taip. Rico Lewis irgi dar vienas iš tų Man City žaidėjų, kuriuos produsina Man City Anglijos rinktiniai, bent jau pastaruoju metu. Gerai, saugų linija, ką dedi į saugų liniją, tai Declanas Rice'as turbūt be jokių abejonių. Bellingamas, ir turbūt atramos reikia dar vienos, ar eisi su Masono Mountu. Tai matai, Rice'as yra atrama. Dar vienas jam, Andersonas šį visai man simpatizuoja, aš čia žiūrėjau rungtynės prieš Velsą, bet čia prieš 2 mėnesius gal. Adamas Whartonas, aš manau, irgi yra vienas iš žaidėjų, kuris yra šiais laikais labai nuvertinamas tik dėl to, kad žaidžia Crystal Palace komandoje. Gal, yra dar Gallagheris tas pats, man jisai simpatizuoja, toks irgi coast to coast šuo, kuris įkips ir nepaleis tavęs, tai...
Dar yra Džiudo brolis, Džiaubas. Oi, ne, vyrai. Tai vat nežinau, Gallagheris arba Andersonas. Nes Andersonas irgi, tarp kitko, ne iš top klubo, iš Nottinghamo. Taip. Tai net nežinau. Nu ir polimo, gerai, tai Andersonas arba Whartonas, galim taip pasakyti. Dar Jordanas Hendersonas yra toks žaidėjas. Na, tai jisai jau... Tegul jis ten, kuris dabar žaidžia palais, Tai jisai Brentforde. Bet kažkaip never heard of him since Saudi. Išvyko, grįžo ten į Ajaxą, po to ten dar kažkur jau... Užgesusi žvaigždė. Saulelė nusileido. Nu ir lengviausia dalis, priekinė linija. Keinas, Saka. Eze dabar, ne? Eze. Eze kairiai. Nes dar yra... Rashfordas atsikaudinėja. Rashfordas, Anthony Gordonas dar yra... Dabar, galima į vidurį statyti Eze vietoj Whartono arba Andersono ir žaisti. Irgi tiesa, šiaip kur pasireiškia universalumas Harry Maguire Bayerne, kad jisai dažnai nusileidžia tuo 10-tuku, kas man čia buvo netikėta, nes jisai ne tik... Harry Kane'o. Harry Maguire'as. Harry Maguire'as? Ir aš taip galvoju, Bayern negausi maišiai klubus dieną. Dešimtukas nusileidžia žemyn, galvoju, blemo, klausyti, atsimenu, Maguire'as ten rūkdavo muštyvačių, tai su kamuliu. Iš didelės meilės, mano tai jau žmogus, aš tiesiog tatuiruotę čia dar. Harry Kane'as, jisai nusileidžia, jisai ne tik atstovi, tiesiog lako kamuolius, nusileidžia, jis pats priima kamuolius, pats paskirsto, jo nauja rolė. Buvo fragmentai Tottenhame. Taip, buvo, tada. Bet jau Bayerne jį labai dažnai naudojo. Net ne fragmentais, ten būdavo dažnas, kada jis nusileisdavo ankstesnėse sezonuose, tai nusileisdavo žemiau ir būdavo tas playmakeris, kuris krisdavo tuos perdavimus įstrižus vieną į kitą pusę. Ten buvo čia... Nu jo, tai gerai, tai mums trūksta dabar atpuolime 3 žaidėjų, ne? Jo, Keinas, Sakaja, mums reikia... 4-3, jo. 4-3-3. Tai tu renkiesi kairiai, kas žaidžia? Eze. Bet žaidži su Andersonu arba Whartonu vidury, nes gali Eze dėti vidurį ir tada kairiai turėti. Tai va taip ir padarom. Padarom Eze jo atitemptą vidurį, tada kraštas Saka, polėjas Keinas, nu ir ką dar vieną kraštą, kam atiduodam? Nu tai yra Anthony Gordonas ir yra... Rashfordas. Maduekė yra Rashfordas ir... Nu davai, už seną gerą meilę Rashfordui atiduosim, tegul turi. Tai džiugu, tai va... Bet šiaip geras klausimas, aš kažkaip net nebuvau pamiršęs apie jam pasiruošti, bet dabar tokia diskusija minė gavosi, tai jeigu kažką dar pakomplektuoti reikia, jūs tik rašykit, mes čia kitą epizodą... Tik komplektacijom galime. Tik komplektacijom galėsim daryti. Klausimas, neaptarsim rungtynių, bet tai va, Klemantavičiau pažadą tau ištisėjom, sukūrėm tau Anglijos 11-tuką, tai tikėsimės, kad jis toks ir bus kitų metų pasaulio čempionate. Šiaip gali parašyti savo 11-tuką, kaip tu įsivaizduoji komentaruose. Tai ką, vyrai, viskas? Ar turit kažką pridėti dar šiandien daugiau? Ne, kažkaip viską, man atrodo, palėtėm daug tokio, man savaitę daug local čempionato rungtynių žiūrėjau. Buvau įsijungęs Marselį prieš Havrę, kai ten 4 golus atmatavo, Persona non grata, Greenwoodas, tokius, buvau įsijungęs pasižiūrėti, kaip įdomiau. Romą žiūrėjau su Interu, kai žaidė. Tai Gasperinis ten, jam misija neįmanoma Interą perprastis, kad ten treneriai keičiasi, jam visi stringa. Matetos 3 golai. Vienas sezono mačų Bournemouthas su Crystal Palace. Visiškai. Ir galėjo pokerį įmušt paskutinę minutę. Jo, ten taip nesėkmingai, tas būtų visiškai for the books. Taip. Tai gaila, kad jiem nepasisekė. Nu ir Barsą Žironą dar žiūrėjau, irgi buvau taip kažkaip liūdna, tai galvoju, įsijungs. Kur kas buvo? Pabaiga. Ne, tiesiog toks rungtynės. Rudens jau šitą depresiją, kaip tenai žiemos depresija. Jo, jau artėja. Blama, dabar šiandien buvau, pažiūrėjau pro langą, jau atrodo, ką tik tie lapai tik nugelsvavo, dabar jau jie viskas, jau ant žemės, jau visi sukritė, žinai. Tai jau kažkaip toks galvoju, blemba, jau dabar prasidės šalčiai. Lapkričio 1. Visų šventųjų ir tada jau tik spėk minusą sekti, jau -10, -15. Nu ir laukia super taurės ir naujo lygos sezono. Kada podcastas išeis šitas?
Rytoj. Penktadienį, teisingai? Šiandien, penktadienį. Tai va, tai dar turbūt liko kelios valandos iki Lietuvos moterų rinktinės rungtynių prieš Farerų salas Baltijos taurės pusfinalį Raudondvarį, tai kviečiu palaikyti mūsų moteris, merginas, nemokamas įėjimas, palaikykim ir keliaukim į finalą. Pritariu. Mačiau, kad ir Vyčio tribūna bus ir aktyviai palaikys. Tai labai smagu, pagirtina. Nu ką, iki. Ačiū, kad žiūrėjot ir klausėt. Su Dievu. Iki. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.